Esame Širvintų rajone, Družų kaime, Vytauto Ančiūros ir jo sūnų lauke. Kaip matome, labai gražiai žydinti rapsų lauką. Tačiau šis laukas nėra tipinis, kadangi jame buvo padaryti gamybiniai bandymai. Smagiausia girdėti, kai ūkininkai atranda patys produktų vertę savo ūkiuose. Ir Baltic Agro tradicija yra ta, kad mes nelinkę pasakoti apie produktus, bet norime produktų savybės parodyti ūkininkų lauke. Ir žinoma, tai geriausiai parodo tuomet, kada yra problema. 14 metų rudenį mūsų dirbantis agronomas Širvintų rajone gavo ūkininko skambutį, kad sunkiai dygsta rapsas, kadangi mes žinome, kad čia ūkyje vyrauja gan sunkios žemės, dažnai užsitęsiančios sausros ir augalai, ypač rapsai, sunkiai dygsta. Ir kai jie sunkiai dygsta, laukas būna netolygus ir visą laiką sukelia ūkininko susirūpinimą. Pasitarę su ūkininku, agronomai nusprendė atlikti tokį gamybinį bandymą ir pasižiūrėti, kaip humistaras, tai yra huminių ir fulvo rūgščių produktas, kuris yra pagamintas Tritkorpo kompanijoje, kurio sudėtyje vyrauja Amerikos leonarditai, kaip pasiteisins Širvintų rajone, būtent rapsuose. Kaip žinote, į tokius produktus, kurie turi vertę Kėdainių, Kauno rajonuose, Šiaurės Lietuvoje, investuoti į sunkesnės žemės, kurios yra aplinkui Vilniaus kraštą, ne visi ūkininkai ryžtasi. Pavasarį mes matome natūraliai išsivyščiusių bakterijų veiklą, kurios įtakoja dirvos mikroorganizmo visumą. Jos augalai turi maisto, natūraliai atsiblokuoja maisto medžiagos, jos tampa augalam prieinamos ir tiek šilumos, tiek drėgmės režimas augalam pagerėja. Rezultatą iš abiejų variantų jūs akivaizdžiai matote. Taigi turime rapsą, kuris atrodo tik labai gražiai, kai yra visa masė ir jis nesiskiria. Ir turime rapsą, kuris, kaip matome, yra gan gražus. Ir kai sugretini tuos rapsus, jūs kaip matote, skirtumas yra didžiulis. Nors visas laukas šiandien dienai yra vienodas. Ir reikėtų priminti, kad labai svarbu į lauką žiūrėti ne iš paukščio skrydžio tik tai, ne tik pro mašinos langą, bet ir įbristi į lauką. Kaip sumažinti sąnaudas ir gauti daugiau derliaus? Būtina naudoti produktus, kurie puikiai dera su augalų apsaugos priemonėmis ir kuriuos galima maišyti tarpusavyje. Iš beveik 4 metų patirties mes galime drąsiai atsakyti, kad humistaras, rūteris, Final Kalis panaudoti kartu su herbicidais, jie duoda pridėtinę vertę. Iš daugiamečių gamybinių ir tiksliųjų tyrimų žinome, kad humistarą puikiai papildo rūteris, kuriame vyrauja laisvosios amino rūgštys, azotas, fosforas, kalis ir mikroelementai chelatinėje formoje, kurie yra 100% chelatai, todėl puikiai derantis su augalų apsaugos priemonės ir tinkantis kartu maišyti. Ir kaip dar vis išliekanti naujovė, tačiau labai puikiai papildžiusi šią trijulę, tai yra Final Kalis, kuris prisideda prie humistaro ir rūterio ir jo pagrindinė veikla tai yra paruošti augalą žiemojimui, kad jis sukauptų kuo daugiau sausųjų medžiagų savo stiebę. Nereikia mums lapijos, mums reikia šaknų, kuriuose yra maisto medžiagos. Taigi apibendrinant galima pasakyti, kad ankstyvas startinis augalų patręšimas, biostimuliacinis poveikis, visą tai įtakoja būsimą derlių ir vėliau be abejo kokybę. Tam, kad augalai suformuotų daugiau ankštarų, kad būtų kuo daugiau atšakų, yra labai svarbus ne tik augalų apsaugos priežiūrų portfelis ūkininko sandėlyje, tačiau didžiulę reikšmę pirmiausia turi pati augalo mityba.